Sakyčiau, du esminiai dalykai. Visų pirma, Lietuva turi būti saugi šalis gyventi. Tai gynyba ir mūsų pasirengimas gintis ir įsitikinimas, kad čia yra saugu gyventi. Čia yra svarbus dalykas. Ir antras, mes turime turėti labai daug talento čia. Nes iš tiesų gabūs ir protingi žmonės mėgsta gyventi ten, kur yra daugiau tokių pačių kaip jie. Kur jie gali kurti, kurie gali save išreikšti, kurie gali iš tiesų kurti didžiulius, ambicingus projektus, produktus, verslus ir panašiai. Tai švietimas. Gynyba ir švietimas yra du esminiai dalykai, kuriuos Lietuvai pakėlus į kitą lygį, čia bus labai gera gyventi ir mes turėsime labai daug talentų. Šiandien didžiuojuosi, kad iš tiesų yra daug verslų, kurie ne tik tai kala pinigą, bet tuo dalinasi. Man tai yra labai faina. Aš pats esu verslininkas ir man būti tarp tokių žmonių iš tiesų yra labai faina. Na, kad ir švietimas numeris 1, iniciatyva, organizacija, kurią įsteigėm kartu su kitais verslais, ten kasdieną auga rėmėjų. Paskambina privatų žmonės, sako, žiūrėk, aš noriu prisidėti. Verslininkai nori prisidėti pinigais, kažkas nori prisidėti savo laiku, kažkas nori organizuoti renginį ir nori tą temą viešinti. Tai iš tiesų man labai faina matyti, man iš tiesų gera gyventi tarp tokių žmonių, man gera gyventi tokioje šalyje ir tokioje visuomenėje. Tai aš mumis didžiuojuosi.